Atvažiavo meška, sukrėtė čeplačką, atvažiavo meška. Vaikams turėtume duoti du svarbiausius dalykus gyvenime – šaknis ir sparnus. Šaknis tai namai, šilti, laukiantis, sparnai tai tėvų meilė, į kurią teisę turi kiekvienas. Tačiau taip jau atsitinka, kad šeimoje neretai pritrūksta paprasčiausio valgio. Ką jau kalbėti apie dėmesį ir šilumą, tokie vaikai užuovėje randa jaukiose salelėse, vaikų dienos centruose, kur bent trumpam pamiršta vargą, tuščią šaldytuvą ir šeimą slegiančias bėdas. Kai su vaiku kartu dėlioja, ar dėlionė, ar kartu su juo pieši, ar kažkokį žaidimą, ar darai namų darbus, bendrauju taip, kaip mama su vaiku paprasčiausiai, galbūt čia tiesiog neakivaizdžiai gauna tą mažą dalelę tos šilumos, kurios negauna namuose. Vaikų dienos centras Žasliuose vienas iš 12 maltiečių centrų, kuriuos lanko daugiau kaip 250 vaikų iš socialinės rizikos šeimų. Visų jų istorijos graudžiai panašios ir jei ne tokie centrai, vaikai alkani bastytųsi gatvėje. O čia jie suranda namus, čia jų laukia ir visa tai rėmėjų ir gerų Lietuvos žmonių dėka. Gerasis Dieve, suteik sveikybėms ir sveikatos visiems pasaulio ligonėms. Kad tokie vaikų dienos centrai veiktų ir toliau, reikia pagalbos, visų mūsų pagalbos. Maltiečiai kviečia prisidėti prie gerų darbų, kurių laukia ne tik vaikai. Kasdien maltiečiai aplanko net 2300 vienišų ligotų senolių. Čia dabar Lietuva tik ant gerumo ir laikosi. Aš norėjau labai patikavauti. Nuo metų naštos ir ligų pavargusiems senoliams reikia ne tik sriubos lėkštės, bet ir gero žodžio, atjautos, pagalbos buityje. Tai pasisūpinusi, pamiršti, kad kad vedė ką nors tokio. Nieko neišeidžia. Laukiu, skaitau dienas, kada ateis maltietis, kada atneš. Kai žmogus nesijaučia vienišas, nereikalingas, susitaikyti su negalia jam kur kas lengviau. Tai pasakytų kiekvienas negalią turintis žmogus. Už darbus neįgaliesiems Maltos ordino pagalbos tarnyba Lietuvoje pernai buvo apdovanota kaip draugiškiausia neįgaliesiems organizacija. Vienas naujausių maltiečių darbų – projektas Važiuojam. Tai pavėžėjimo paslauga savarankiškai negalintiems išvykti iš namų. Kitas – vasaros stovyklos, kur judėjimo negalią turinti jaunimą į gyvenimą integruotis moko maltiečių sukviesti specialistai. Nes mums gera padėti, sako maltiečiai. Prisidėkite ir jūs, kad seneliai, vaikai ir neįgalieji tarp mūsų jaustųsi saugus ir mylimi.